Gerbiamas prezidentė, norėtume jūsų paklausti, nebe pirmą kartą lankotės Klaipėdos rajone. Ar matote pokyčius? Galbūt teigiamus, galbūt neigiamus? Koks jūsų įspūdis? Man atrodo, kad čia Klaipėdos rajone labai stipri bendruomenė. Štai ką tik tai grįžau iš Priekulės, kur vaikai, gimnazijos mokiniai patys iškėlė idėją pakalbėti apie mažosios Lietuvos identitetą. Labai įdomu, nes tai rodo, kad vaikai ieško atsakymų, kokios jų šaknys, kokias tradicijas jie turėtų puoselėti. O šiaip rajonas yra augantis, tai visiškai lemia kitą atmosferą, kuomet matai kai kurios Lietuvos regionus vis dar besitraukiančius. Čia yra kitaip. Taip, tai yra žiedinė savivaldybė, taip, čia yra didelė trauka statyti gyvenamąjį būstą už miesto teritorijos ribų jaunoms šeimoms. Bet tai sukuria ir galimybių, ir kartu problemų. Galimybės pirmiausia todėl, kad kuomet žmonių skaičius auga, be abejo atsiranda papildomas poreikis infrastruktūrai, ypatingai socialiniai, švietimo infrastruktūrai. Kita vertus, jeigu nespėjama su tais iššūkiais susidoroti, atsiranda vietų trūkumas tiek darželiuose, tiek kitose įstaigose. Tai mes tikrai šiandien nemažai svarstėme šitos klausimus su rajono savivaldybė. Jie žino, kaip tai reikia spręsti, yra numatę tuos problemos sprendimo būdus. Na ir tikiuosi, kad tik laiko klausimas, kol tie sprendimai bus įgyvendinti. O bendra atmosfera, sakyčiau, štai sutikau šiandien moterį, kuri visa laiminga ėjo per Gargždų centrą, sako, prezidentė, kaip čia gerai gyventi, gyvenu čia nuo pat savo gimimo ir niekur kitur nenorėčiau gyventi, nes čia jauku, gražu, gera gamta, yra galimybės rasti darbą. Tai manau, kad šitie klausimai šiandien žmonėms svarbiausia. Šiandien jūs paminėjote labai gražų pavyzdį Priekulės moksleivių, tačiau taip pat žinome, kad jūs kalbėjote ir labai probleminę temą apie psichotropinių medžiagų vartojimą. Susitikote su specialistais, su moksleiviais. Ką išgirdote ir galbūt gal kokį gerą receptą mūsų rajono, kaip mūsų rajone ši situacija sprendžiama? Koks jums susidarys? Jūs turite gerą pilotinį projektą ir gimnazijos iniciatyva įgyvendinti tam tikrą kontrolės sistemą. Iš tikrųjų galėtų būti geras pavyzdys ir kitoms gimnazijoms, kurios dar neturi to padariusios. Bet čia labai reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp savivaldybės, policijos ir gimnazijos vadovybės. Kuomet tas bendradarbiavimas yra, rezultatas tikrai gali būti geras. Mes turėjom nemažai diskusijoje jaunų žmonių ir man ypatingai buvo įdomu klausytis jų, nes jie ko gero geriausiai supranta narkotikų plitimo priežastis. Ir deja tenka konstatuoti, kad pirmoji priežastis, kurią jie nurodė, tai bandos jausmas. Jeigu kiti bando, aš noriu pabandyti taip pat. O kita taip pat svarbi priežastis, bet labiau jau susiję ir su mūsų švietimo politika, tai yra stresas. Stresas dėl nesibaigiančių atsiskaitimų, egzaminų, kurių kiekvieną savaitę būna net po keletą. Ir vaikai mėgina save raminti štai tokiais netinkamais būdais. Ir atsakymas turbūt yra paprastų, turbūt atsakymų čia nėra, kai kalbam apie tokią problemą, bet vis dėlto viena vertus prevencija. Ir mano nuomonė reikia rodyti, ką reiškia narkotikai jaunam žmogui ir kuo jie gali žmogų paversti. Įrodyti gal kartais net ir brutalia forma. Ir viena iš mano idėjų buvo, kodėl negalėtų matyti tų baisių vaizdų, ką su narkotikai padaro su žmogumi, pakabintų ant mokyklos sienų. Tai be abejo, kad reikia pasitarti su psichologais, reikia pasitarti su specialistais. Aš tikrai neperšu šito per jėgą, bet tokia mintis kilo. Kita vertus, reikia kovoti jau teisėkūros priemonėmis, griežtesnėmis bausmėmis už narkotikų platinimą. Ir šitą mes darysime, tokią iniciatyvą įstatymų mes turime parengę. Aš manau, kad čia praeis dar vieną kitą savaitę mes būsime pajėgus pateikti šitą įstatymo pakeitimą Seimui. Dar labai aktuali problema sveikatos reforma ir ji be abejonės labai aktuali yra regionams, ypač tiems, kurie yra šalia, sakykime, didelių
centrų, kaip Gargždai, šalia yra Klaipėda, bet visgi Gargždiškiai rajono gyventojai nerimauja, ar reforma neatitolins paslaugų nuo vietos žmonių. Na, netoks buvo reformos tikslas. Reformos tikslas buvo pirmiausia suteikti kokybiškesnę paslaugą žmogui, net jeigu kitą kartą tenka ir imtis pavėžėjimo. Jūsų situacija yra šiek tiek specifinė, nes vėlgi kaip žiedinė savivaldybė, jūs turite šalia miestą, kuris turi eilę ligonių ir labai stiprių ligonių, 3. lygio ligonių. Todėl ta reforma buvo vykdoma atsižvelgiant į šitą aplinkybę. Kaip suprantu, kol kas situacija nėra gera ir taip pat ir Gargždų ligoninės situacija tokia yra labai abejotina. Bet šita reforma teikia ne tik iššūkius, ji teikia ir tam tikras galimybės. Ir ji yra numatyta su tam tikromis investicijomis. Tai kol kas vyksta tas skausmingasis reformos procesas, kuomet reikia persitvarkyti. Persitvarkius laukia pinigai, investicijos ir tas investicijas galima prasmingai panaudoti, diegiant medicinę įrangą tobulesnę ir taip toliau. Ir gal net paslaugas teikiant arčiau žmogui. Tai tikiuosi, kad savivaldybė pasirinko tinkamą reformos modelį, kad šitas reformos modelis suteiks galimybės į finansus ir kad vis dėlto šitos reformos rezultatus ateityje mes pamatysime ir jie bus pozityvūs. Kalbamės ES 20-mečio išvakarėse, matome mūsų pasikeitusi gyvenimą, padedame kovojančiai Ukrainai ir nemažai kalbame apie gynybos mokestį, koks tai turėtų būti modelis, ir pasigirdo kai kurių balsų, kad galbūt dalį lėšų būtų galima paimti iš savivaldybių. Kokia būtų jūsų nuomonė? Na kurgi ne. Žinot, turbūt lengva kai kam sėdint Vilniuje galvoti, kad savivaldybės pertekusios pinigais. Yra kaip tik atvirkščiai, mes nuolat primetame savivaldybėms naujas funkcijas, o su finansais vėluojame arba apskritai nesuteikiame tų finansų. Na ir dabar va štai tokie pasiūlymai visiškai iš niekur atsiradę, na jie glumina, atvirai pasakysiu, jie glumina. Galbūt juos galima suprasti, kadangi jie ateina iš partijos, kuri visiškai savivaldybės rinkimuose pasirodė prastai ir neturi merų. Gal čia savotiškas kerštas savivaldybėm. Bet be abejo, kad šitokiu keliu mes negalime eiti. Mano atsakymas yra paprastas, turime verslo pajamų mokestį, pelno mokestį, galima kalbėti apie jo padidinimą, galima kalbėti apie bankų solidarumo įnašo pratęsimą, bet šiame etape nei savivaldybių finansų, kaip sakant, dalies paėmimas, nei pridėtinės vertės mokesčio kėlimas, kuris iš esmės yra mokestis ne verslo gyventojams, tikrai nėra tinkami problemos sprendimo būdai. Dar šiandien labai aktuali problema regionų gyventojams yra Lietuvos pašto paslaugos, kurios nuolatos tolsta nuo gyventojų, nors mobilieji paštininkai turėjo būti arčiau namų. Tačiau daugelis ir mūsų skaitytojų, sakykime, tikrai skundžiasi, kad sudėtinga yra užsiprenumeruoti laikraštį ir gauti kitas kokybiškas pašto paslaugas, nes stacionarūs paštai jau yra uždaryti. Klaipėdos rajone yra tik 2, Gargžduose ir Priekulėje. Jūs pats minėjote, Klaipėdos rajonas augantis didelis. Iš esmės regioninė žiniasklaida liko vienintelė beveik spauda, kuri tikrai dar pasiekia žmonės fizinę formą ir vis dar yra tam poreikis ir aš tikiuosi, kad jis liks. Mes atlikome pašto reformą, tiksliau vyriausybės pašto reforma reiškia, kad paštas tapo akcinė bendrovė su visomis iš to išplaukiančiomis pasakmėmis ir vis dėlto manyčiau, kad valstybė kaip savininkė šitos pašto įstaigos turėtų galvoti ne tik tai apie komercinę pašto funkciją, bet ir socialinę funkciją. Čia yra tokia valstybinių įmonių specifika, kad negalima jų paversti grinai komercinėmis, nes tada tam tikros paslaugos yra pasmerktos išnykti. Tai šitoje vietoje turbūt reikia kalbėti apie tos socialinės dalies atskirimą, arba, taip sakant, socialinės funkcijos atskirimą nuo komercinės funkcijos ir valstybė vertindama pašto rezultatus. Paprasčiausiai turi atsižvelgti, kad finansiniai rezultatai galbūt nėra tokie geri, kaip kad būtų, jeigu vien tik tai būtų vykdoma komercinė funkcija, bet tai buvo pateisinama, nes šita įmonė atlieka be kita ko ir socialinę funkciją.
O apskritai paramos regioniniai žiniasklaidai klausimą turėtų spręsti medijų rėmimo fondas, nes jis tam ir buvo sukurtas, taip jis įsibėgėjo šiek tiek vėliau negu kad buvo numatyta. Ir dėl to kilo jau čia problemų su kai kuriais, pavyzdžiui, kultūriniais leidiniais, kultūros barai paskelbė, kad jie praktiškai nori stabdyti veiklą. Ta problema buvo išspręsta, bet medijų rėmimo fondo priedermė yra padėti regioniniai žiniasklaidai ir tikiuosi, kad jie šitą funkciją atliks. Dar keletą žodžių, vėlgi svarbi problema, tarytum paradoksaliai, nebegalime mokėti grinaisiais pinigais atlyginimų, priedų ir taip toliau, tačiau žmonėms sunku išsigryninti tos pinigus, nes bankai dėja nesuspėja su žmonių poreikiais, trūksta bankomatų, bankų skyriai užsidaro, vėlgi tai labai aktualu yra provincijos gyventojams. Suprantu, keliai yra du. Pirmas kelias vis dėlto, kiek galima mažiau naudotis bankomatais ir tikrai gyvename visuomenėje, kurioje grynieji pinigai po truputį jų reikšmė mažėja ir tikrai, na, galbūt tai būdinga labiau jaunesniai kartai. Aš pažįstu daug žmonių, kurie mėnesiais neprieina prie bankomato ir jiems nereikalingas ir jie atsiskaito tik tai kortele. Bet aš suprantu, kad yra skirtingų amžiaus, skirtingų įpročių žmonių ir tikrai nepasisakau už kažkokius kardinalius būdus. Todėl reikėtų kalbėti su pačiais bankais. Galima tokią klausimą spręsti, mėginti ir teisės aktų būdu, bet tai jau yra, kaip čia pasakyti, mes šiuo atveju kalbame ne apie valstybinę įmonę tokią kaip paštas. Mes kalbame apie komercinės, visiškai privačias komercinės įmonės, kas ir yra bankai. Ir jeigu valstybė pradės nurodinėti, ką tos privačios įstaigos turi daryti, vėl bus negerai. Tai šitoje vietoje turbūt reikalingas sutarimas tarp privačių įstaigų ir valstybės, kad suderinti tą jų socialinę funkciją, nes jų atsakymas bus labai paprastas. Mes turėjome tuos bankomatus, mes juos uždarėme, nes tai neapsimoka. Nes inkasavimo paslauga kainuoja, tas grynųjų pinigų administravimas kainuoja bankams pinigus ir tada jie nueina lengviausių kelių, tiesiog uždaro tą bankomatą ir skaičiuoja didesnį pelną. Tai va šitoje vietoje turbūt tikrai reikėtų galvoti apie susitarimą su komerciniais bankais, kad tam tikrose vietose, tam tikrame tinkle ta paslauga išliktų, net jeigu jinai yra šiek tiek finansiškai nuostolinga. Bankai, patikėkite, aš tai žinau tikrai neblogai. Uždirba Lietuvoje tikrai nemažus pinigus iš operacijų tiek su mūsų verslu, tiek su mūsų gyventojais. Taip, kad ten 1-100 tūkstančių eurų mažiau turbūt nebūtų jiems didelė tragedija. Prezidente, jūsų dienotvarkė visada labai užimta. Nenusivylėte šiandien atvykęs į Klaipėdos rajoną, nes laikas yra brangus. Jūsų taip pat. Laikas nebrangus, kai praleidai su žmonėmis, o žmonės dažniausiai teikia labai geras emocijas, nes žmonės yra, kuo jie man patinka ir kodėl man patinka bendrauti su žmonėmis. Jie viską kloja ant delno. Ir gerą emociją, ir blogą emociją. Jeigu vis būtų tik geros emocijos, sakyčiau, kažkas čia netvarkoje, arba mane apgaudinėja, arba kažkas vaidina. Kartais būna bloga emocija, žmogus prieina ir pasako, prezidente, čia tą netaip darai, vakar Mažeikiuose einam per miestą, žmogus priejo, sako, viskas tvarkoja, bet sako, kodėl pamiršot jauną žmogų? Sako, gerai, kad tu rūpinėsi pensininkais, kad ten pensijas mėginate didinti, o kur jaunas žmogus, čiagi mūsų ateitis? Nu, sakau, mielas pone, taip, iš tikrųjų suprantu, kad jaunų žmogum irgi reikia pasirūpinti, pasistengsiu padaryti kiek galima daugiau ir jaunų žmonių labui. Tikrai šiandien jauniems žmonėms stotis ant kojų nėra lengva. Galimybių įvairių yra daug ir jos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir mažiausiai norėtųsi, kad žmonės tų galimybių ieškotų ne Lietuvoje. Tikrai nuoširdžiai labai noriu, kad daugiau žmonių liktų čia Lietuvoje, kurtų savo gyvenimus, augintų vaikus. Nuo to laimėtume visi. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.